Sveiki, čia Agnė Skamarakaitė. Lietuvos statistikos departamento duomenimis šių metų balandžio mėnesį susituokė 1312, išsiskyrė 818 porų. Taigi kone 2 poros iš 3. Kai kurių kitų mėnesių statistika dar prastesnė. Ištuokų skaičius veik lygus santuokų skaičiui. Kai kada skaičiai skiriasi perpus. Akivaizdu, kad problema egzistuoja ir nemaža. Skyrybos niekada nebūna lengvos 2 žmonėms, o jei dar yra ir vienas ar keli maži žmogučiai, jos tampa dar sunkesnės. Ir tie maži žmogučiai dažniausiai lieka su mamomis. Apie tai, kaip mamoms su vaikais įveikti skyrybas, įrašoma Vagos išleistoje knygoje Vieniša mama. Matyt, reikėtų laukti ir knygos, kaip skyrybas įveikti tėčiams su vaikais ir dar vienos, kaip skyrybas įveikti tėčiams, kurių vaikai liko su mamomis. Bet dabar ne apie tėčius, o apie mamas. Knygos autorės 2 moterys – Katarina Martin ir Barbara Shervir-Legevy. Pirmoji mama likusi su vaikais, kuri pasigėdo patarimų knygos ir nusprendė ją parašyti pati. Antroji – šeimų terapijos specialistė, padedanti poroms įveikti tylos sieną ir pasiekti savitarpio supratimą. Knygą Vieniša mama, kaip moteris su vaikais įveikia skyrybas, iš vokiečių kalbos vertė Giedrė Gricienė. Čia rasite patarimų, kaip atsisveikinti su laimingo šeimos vizija, apie meną vėl pasukti savo keliu, kaip apsiprasti su tuščia vieta ant piršto, kaip parašyti laišką savo vaikų tėvui, kurio nebūtinai siųsti, kaip po skyrybų išvysti save kitoje šviesoje, pažiūrėti į tai, kaip į naują galimybę ir kas itin svarbu, kaip kuo mažiau skaudinti vaikus ir netimti iš jų teisės turėti abu tėvus. Knygoje daugybė klausimų ir situacijų, su kuriomis susiduria išsiskyrusios mamos. Autorės mėgina siūlyti jų sprendimo variantus, kai kurie jų gana originalūs ir netikėti. Na, o dabar truputis bliuzo. Somebody help me, Lord, I'm in misery. Somebody help me, Lord, I'm in misery. I had enough of the blues, but the blues ain't had enough of me. Išsiskyrusios mamos bliuzas, rašoma knygoje Vieniša mama. Galbūt bus lengviau, jei savo liūdesiui suteiksite vardą ir jį pripažinsite. Galite jį ir pavadinti išsiskyrusios mamos bliuzu ir pasakyti savo. Štai ir vėl skamba išsiskyrusios mamos bliuzas. Į šią nuotaiką žvelkite kaip į orą, juk nėra prasmės kovoti su oro permainomis. Gyvenimo po skyrybų bei išsiskyrusios mamos bliuzo nebūna. Per jį reikia pereiti kiaurai kaip per rūką. Ir tai įmanoma, ypač jį dainuojant savo širdyje. Uždainuokite. Štai koks tai jausmas. Taip, esu liūdna. Po kažkiek laiko melodija pati ims kisti. Tarkim, jums panešėti į gospelo stiliaus giesmes. Tuomet užtrauksite. Taip, šiandien aš liūdna, bet ryt jau bus kita diena. I've still